Dažnai sulaukiam klausimo, ar užauginta be antibiotikų toksai užrašas ant produkto, ką dažnai gali atsitikti parduotuvėse, ar tai yra reklaminis triukas ar ne. Paimkime kelis faktus, kad kasdieną Europoje pagal pasaulinės sveikatos organizacijos duomenys apie 100 žmonių miršta dėl to, kad pas juos yra išsivystęs atsparumas antibiotikams ir jau tradiciniai vaistai, antimikrobiniai vaistai nebeveikia arba jų reikia labai stiprių. Tai man atrodo, vien tik šitas faktas pats pasako iš savęs, ant kiek tai yra svarbu ir kiek tas teiginys turi būti teisingas. Atitinkamos tarnybos, veterinarinės tarnybos tikrina, kad tie teiginiai, kas parašyta ant pakuotės, atitiktų, kas yra jos viduje. Pasiekti tą užaugintą be antibiotikų tai nėra taip paprasta. Jeigu mes šnekame apie paukštieną, tai reiškia, kad per visą laiką, kiek paukštis gyvavo, jam nebuvo taikomas gydymas antimikrobinėmis medžiagomis arba kitaip pavadinkime antibiotikais. Tai reiškia, kad jisai gyveno idealiom sąlygom, kur neturėjo galimybės susirgti. Ar tai yra įprasta praktika auginti paukščius nenaudojant antibiotikų? Tai yra aukštasis pilotažas. Labai džiugu, kad Europos Sąjungoje praktika šita jinai plinta. Gali būti, aišku, klausimų, o kas bus, jeigu bus panaudoti antibiotikai. Taip, antibiotikai visiena į žmogaus organizmą nepatenka, nes yra taikomas atitinkamas laiko tarpas, kur jeigu, pavyzdžiui, gyvūnas ar paukštis kažkas būtų gydytas, jisai turi tam tikrą laiką iki jo perėjimo, sakykime, paskerdimo, turi būti išlauka padaryta, kad antibiotikas suskiltų. Bet vis tik ta pati mikroflora, kuri yra aplink tą gyvūną, aplink tą paukštį, sakykime, mūsų atveju, jinai visiena išlieka ir žmogus, kuris ruošia tą maistą, vartoja tą maistą, visiena jisai kažkiek tai gauna ir būtent jeigu ten bus naudoti antibiotikai, tai jau tada žmogus supantys mikrobai, jie jau gali, kaip sakykime, priprasti prie to, kad laikas nuo laiko gauname antibiotikai ir susidaryti atsparumas. Tai dėl to tai yra svarbu. Ir taip, atsakymas yra, kad tai tikrai nėra reklaminis triukas, tai yra labai rimtas teiginys. Įmonės savo produkciją ženklinti ženklų užaugintą be antibiotikų gali tik tuomet, kai gauna patvirtinimą iš šalies kompetitingos institucijos. Kiekvienos šalies kompetitingos institucijos, šiuo atveju Lietuvoje tą atlieka Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, suteikia leidimą ir patvirtinimą įmonei savo produkciją paženklinti ženklų užaugintą be antibiotikų, tokiu atveju, jeigu jie įgyvendina papildomus reikalavimus susijusius su paukščių auginimu, bei užtikrina, kad visą auginimo laikotarpį paukščiai nebus gydyti antibiotikais. Ženklas užauginta be antibiotikų yra patikimas, todėl kad jo naudojimą patvirtina šalies kompetitingos institucijos ir šis ženklas yra nuolatos kontroliuojamas. Kontrolę atlieka tik pati įmonė vykdydama savikontrolės procedūras, taip pat nepriklausomą kontrolę atlieka valstybinės institucijos.